Kodėl? Tokiom priemonėm. O kokiom? Garso? Nei garso, nei tokiom priemonėm. O kodėl? Ką jūs turit prokuratūros ar teisėsaugos organų? Mes kaip piliečiai. Jūs neįgaliuoti. Protokoluoti gali, antstolis gali, teisėsaugos institucijos, taip toliau. Jūs neįgaliuoti tai daryti. Mes savę galim protokoluoti, kur tik nori. Aš dar kartą jums sakau. Tada jokio susitikimo neįvyks. Kaip tai? Tokius dalykus. Mes susirašėm viešam susitikimui. Kino jūs nedarysite. Tai yra labai paprasti klausimai, o ką jūs čia slepiat, ką nors mes viešais klausimais... Mes nieko neslepiam, bet yra tam tikra tvarka. Kokia tvarka? Kokių įstatymų remiantis jūs mūsų neleidžiate protokoluoti? Ką protokoluoti? Susitikimo su jumis. Jūs įsijungiat kamerą. Taip. Dabar ir darot čia šou. Aš jūs priimu kaip klientus, prašom užeiti, aš atsakysiu visus klausimus, jūs dominančius, bet kino nebus. Prašom. O tai kaip tada, kokiu įstatymu remiantis jūs šitą... Prašau, užeikit, prašau. Kokiu įstatymu remiantis tada jūs šitaip sakot? O čia pas mums taip, kokia čia tvarka taip? Aš pirmą kartą matau tai, ką jūs darot pirmą kartą. Nu, tai čia tada Klaipėda. Darykim. Pakvieskit mums teisininką. Buvo? Pakvieskit. Kitą kalbą. Paaiškins. Prašom, ponas. Aš galiu prisistatyti. Kas jūs toks esat? Nuo to reikėtų ir pradėti, ne? Aš prisistačiau. Kas esat suinteresuotas asmuo, dėl ko jūs atėjo? Abudu. Dėl ko jūs atėjo? Mes esam Lietuvos Respublikos piliečiai. Aš taip pat Lietuvos Respublikos Gediminas. pilietis. Taip, ir mums iškilo klausimų dėl tam tikrų sodros veiksmų. Aš atsakysiu į visus klausimus. Tai vat, kodėl to negalima padaryti viešai, pavyzdžiui, kam skelti tą skandalą? Aš jums dar kartą sakau, jūs galit, nedarysim šitą. Nedarysim. Kažkas... Aš jums dar kartą sakau, yra nustatyta tvarka ir jokio tvarka nenumato šitokių dalykų. Slėpti problemą. Kokią problemą slėpti? Mano problema čia bus didžiausia. Kiekvieną problemą mes išnagrinėsim. Jūs galite pateikti klausimų žodžiu, galite pateikti mes žodžiu ir jūs gausit atsakymus. Mes atėjom pas vadą Klaipėdos sodros, užsirašėme iš ankstinių susitarimų į viešą susitikimą ir prašome čia nedaryti iš mūsų asilų. Mes esam Lietuvos Respublikos piliečiai, šios valstybės bendrasavininkai ir pilną teisę turime čia ateiti, filmuoti save, protokoluoti. O jeigu jūs manote kitaip, jūs nevertas dirbti šito darbo. Ne jums spręsti. Vat ateis, kur teisininkas jūsų yra? Ateis. Labai gerai. Atlaigo ateina teisininkas ir pasižiūrėsim, kas čia iš vis per įstaigą. Kontora. Šaraškė. Labą dieną. Nieko neleidžia mums susitikimo protokoluoti. Kas? Direktorius jūs. O tai aš šiaip liuku. Jūs interviu norit iš kažką imti? Ne, mes esame piliečiai, kuriems iškilo šiek tiek klausimų ir norime savo susitikimą su direktorium protokoluoti. Kad, vis tiek, kad neliktų tas pokalbis gatvės lygyje, vis tiek einam pas vadą visgi įstaigos, tai norime, kad tas žodis jo liktų įamžintas, užprotokoluotas, kad nebūtų paskui nesakiau, negirdėjau, nemačiau, nesusipažinau. Kaip dažnai pas mumis valstybėje mėgsta daryti vadai įvairių įstaigų. Bet jūs kaip piliečiai esate? Taip, kaip piliečiai. Bet piliečių priėmimo tvarkoje pas mus nėra tokių dalykų filmavimo numatyta. Yra atskiri įstatymai, kurie leidžia protokoluoti savo susitikimus. Dėl įvairių priežasčių galima tai daryti ir nėra draudžiama tai. Plius be to tai yra vieša įstaiga. Aš gal įstatymų nediktuosiu, jūs turėtumėt puikiausiai aš žinoti ir patį. Tai didelį. Direktorius iš vis pabėgo, mažiau. Bus palikęs gal pastatą. Ne į tą pusę. Aš nežinau, gal baimė yra kamerams. Mes galim į save nukreipti, jeigu jisai bijo vaizdo savęs.
nežinau, už ką pasakyti. Nu, bent jau pasakykite, čia viešai staiga. Ne, vieša, bet taip, aš niekada nesu susidūrę, kad ateitų piliečiai, vat kaip piliečiai, ne kažkokios įstaigos atstovai ir filmuotų. Pirmą kartą A piliečiai man nėra gyvenime- atėję pas vadovą Su kamerom. nu, ta prasme, su protokolai skirta įranga? Nu, vadinasi, ar yra Rima, kada tai buvo? Priėmimą pas direktorių, ne, su kamerom protokoluoti. Keista. Čia kas čia buvo, aš nesuprantu. Čia tiesiog... Klausimus atsakyti jūs, viskas. Vis jeigu jūs bijot, kad tai nemačiau, negirdėjau, nu tai yra toks dalykas kaip raštiškas prašymo palikimas. Ai, mes esam berašiai, paprasti piliečiai, iš vis rašyti nemokam, vat ateisim galvom susišnei. Filmuot mokat, rašyti nemokat. Kalbėti ir filmuoti yra daug paprasčiau negu rašyti raštus. Ne, Kurių- nu tai raštiškai. Kiekvieną raštą yra atsakoma. Atsakoma, bet vat mes, mums atsakė 5 raštus, Tai tą patį. mes nieko nesuprantam, jeigu sąžininkai, absoliučiai iš vis nieko nesuprantam, nu, vat, galvojam, ateisim pas vadovą, jis mums išaiškins. O vadovas, kaip matome, vengia susitikimo su piliečiais. Aš nežinau, jis po šitokio savo pasirodymo greičiausiai tieks jam palikti šitą kėdę šiltą. Nėra jau įdomi šilta. Juk visi nori būti geriau eilinių negu vadovu. Ne, jeigu jis jau pasirinko vadovauti, jis Taip, taip. nu, jis jau turi prisimti ir atsakomybę. Aš tada dar porą minučių išeisiu, gal statys gerai. O gal galite jį pakviesti? Aš ir tai kaž- nepabėgsiu. Tenais Jisai va. tą pusę. Va, jisai ateina. Va. Negalite pasakyti. Jau? Kokius reikalų atėjot? Kokių klausimų? Yra klausimai, kuriuos mes susirašinėjom Kokių? su... Būtent Kokių dėl, klausimų? dėl tėvystės išmokų. Rodykite. Tai to mes pasikviesim specialistus. Tiesiog neaiškumai kilo ir viskas. Dar nebuvo, kad mes kam nors neatsakytumėm. Ne, tai O, tai mes ir Dar nes, nebuvo. o mes ir nesakom, kad jūs neatsakytumėt, kodėl jūs nusprendėte. Dar nebuvo, kad mes neatsakytumėm Įstatymai sako ar vieną. neišspręstumėm. Viską mes jums padarysim ir viską mes jums atsakysim. Atsakymus jūs mūsų taip turit. Taip, bet atsakymai nesuprantami. Viename taip rašoma, kitame taip rašoma. Reikalaujate dabar žmogui sugrąžinti į įmoką. Jeigu yra permoka ir bus reikalavimai. Tai patikslinkite tada. Gerai, kadangi dokumentų, matau, čia yra ne vienas ir ne du, Tik čia yra visas... jūs galite pateikti raštu prašymą. Oi, ne, mes raštų Jeigu nenorim, yra- mes atėjom į žodinį pasitarimą su Jeigu jumis. yra, aš negalėsiu jums žodžiu atsakyti, todėl kad reikia įsigilinti visą medžiagą. Jūs turėtumėt ir galite pateikti raštų prašymą, pakartotinai. Teikiau, bet nes nieko nesuprasite. Tai mes atėjom pasiaiškinimo, kodėl jūs Jeigu jūs nesuprantate atsakymų, jūs galite kreiptis, kaip yra kiekviena mūsų atsakymai yra nurodyta apskundimo tvarka. Taip skundžiu, vėl tam pat parašau. Jūs kreipiatės į fondo valdybą. Fondo valdyba jums atsakys lygiai taip pat. Kiekviena institucija, kuri Lietuvos institucija, veikianti įstatymų rėmuose, teikia atsakymą. Jeigu jūs nesutinkat su atsakymu, jūs kreipiatės nurodytą adresą. Tai jūs to negalite paaiškinti man tų visų situacijų. Kokios situacijos? Man būtent šitos situacijos. Nu, prasme, čia yra aiškis spraga. Yra atsakymas. Jeigu jūsų netenkina atsakymas, jūs galite jį apskųsti. Jūs gavote jau atsakymą raštu. Ar jūs norit mane žodžiu ko nors paklausti? Taip. Norėčiau jo, kad jūs man išaiškintumėte, kas ten parašyti. Išaiškinti, kas yra parašyta. Jo, nes vienai rašo vienai, paskui rašo kitaip. Vienur prašo grąžinti visą sumą, kitur permoka, kitur tik 1000 litų, kitam rašte 4000 litų. Kadangi mes kalbam apie piniginius dalykus, apie, reiškia, teisės aktų taikymą, jums reikėtų kreiptis raštu ir jūs gausit raštu atsakymą. Tai yra bus dokumentas. Dokumentacija yra ne jūsų filmavimas, ne jūsų audio, video įrašai. Dokumentas yra tai, ką jūs gausite. Ne, bet aš Juodu ant balto. rėmiausi įstatymu, aš pagal įstatymą buvau teisus, ten, o jūs tenais remiatės. Jūs, kokiu- jeigu Kuom? teisingumą Lietuvoje kas vykdė? Įstatymas? Ne, Kokios? teismas.
Teismas Lietuvoje Tai vykdo. įstatymas reiškia Įstatymas, teismas vadovaujasi įstatymais, bet nei jums, nei man nesuteikta teisė interpretuoti įstatymų ir spręsti, kas yra teisinga ar Tai neteisinga. kodėl jūs interpretuojate atsakymuose sodros? Jeigu jūs netenkina mūsų atsakymas, jūs galite mūsų atsakymą apskūsti. Yra nurodyta aukščiau stovinčia organizacija, mūsų steigėjai, ministerija. Tai viskam reikia laiko, viską reikia. Taip, jūs galite apskūsti, bet atsakymas yra suformuluotas, paruoštas specialistų ir visi turite. Jeigu jūsų netenkina, jūs skundžiate sodros valdybai, jeigu netenkina atsakymas, jūs galite apskūsti teismą. Galima tada, kas jūsų yra tiesioginis darbdavys? Tiesioginis darbdavys fondo valdyba. Klaipėdos, tai yra Vilniuje. Tai jūs Sodros įdarbino fondo valdyba. Sodros Fondo valdyba. Taip, tenais fondo yra aukščiau valdyba. už jumis jau. Taip, aukščiau už mane ir pas mus visada kiekvienam atsakymai yra, mes nurodome, kad jeigu netenkina mūsų atsakymas, jūs galite kreiptis į aukščiau Dabar dar stovinčią vienas klausimas. organizaciją. Ar galima atsisakyti sodros paslaugų? Ne, negalima. Kodėl? Kaip atsisakyti, kurios sodra? Jeigu jūs nesidraudžiat sodrai, Taip. tai jūs ir negaunat paslaugų. Bet dabar kaip gaunasi taip, kad darbdaviai privalo mokėti už, tarkim, už mane, už jį sodrą, mes nebenorim jūsų paslaugų. Mums netinka tokios sąlygos, kokios jūs mums diktuojate. Mes nenorim Klaipėdoje įnešinėti iš vis jokių įmokų iš sodros. Ar mes galim tai Jūs padaryti? galite draustis įnešinėti įmokas kitoj Lietuvos vietoj, bet jūs užmirštat vieną dalyką, kad tai yra privalomas socialinis draudimas. Kokiu įstatymu remiantis jis yra privalomas? Privalomas socialinio draudimo įstatymas. Socialinio draudimo įstatymą? Taip, O kas yra jo leidėjai? Seimas, visus įstatymus leidžia Seimas. O jūs Lietuvos turite tą Respublikos Seimas. įstatymą? Įstatymus jūs galite rasti, visus įstatymus Lietuvos. Ir aišku, be jokios abejonės mes vadovavomės to įstatymą. Tai čia Ir kaip- įmokos jūs negalite pasirinkti jokioje valstybėje, mokėti ar nemokėti įmokas. Darbdavys negali pasirinkti ir atsisakyti sodros paslaugų. Čia labai originalus dalykas, ką jūs siūlote. Tai jeigu, sakau, jūs norit išsiaiškinti kažkokį tai dalyką, prašom, galite kreiptis raštu, galite kreiptis ir žodžiu, bet šiuo atveju, jeigu jūs turite jau raštišką atsakymą, aš žodžiu jums padėti, žinai, ką galėsiu. Nu, bet išaiškinti. Skiriasi jie. Kaip? Atsakymai skiriasi. Vienas atsakymas. Nu, tai kaip jūs skirtingus atsakymus siunčiat? Nu? Skirtingi atsakymai. Formuluoti skirtingos. Tai galiu jums čia taip paprastai. Labai skiriasi. Pradžiu rašo 3 įjungtus, antras. Patraukit jūs tą savo kamerą. Mes esame civilizuoti žmonės, puikiausiai mokam dirbti. Aš dar kartą sakau, netaikykit savo metodų. Jūs esat vis tik tai įstaigoje ir jums privalu laikytis. Jūs galite paprastam, jūs galvojate, kad paprastas pilietis negauna pas mus paslaugų. Aš dar kartą sakau, patraukite, išjungkite savo kamerą. Čia yra vieša įstaiga, viešose įstaigose galim filmuoti, yra įstatymai, visuomenės informavimo įstatymas. Ir jeigu jūs kaip vadovas nesate su to įstatymu susipažinęs. Aš puikiai susipažinęs su įstatymais Tai prašom, ir galbūt tada- ko gero daugiau negu jūs. Aš dar kartą sakau jums. Tai kodėl jūs Išjungkite savo. Jūs gerbėte Lietuvos įstatymus? Jūs jų negerbėt įstatymų Lietuvos. Kokį mes įstatymą dabar pažydėm? Jūs negerbėt Lietuvos Kokį įstatymą mes pažydėm? Jūs pareiškėt, kai jūs nenorite dalyvauti privalomam Mes socialiniam paklausėme, ar galime Aš jums atsisakyti. atsakiau, kad Mes negalite. paklausėme, tik aš. Prašom, gilinamės. Prašau, žiūrėkite. Dabar aš noriu jūsų paprašyti išjungti, mes dirbsim su dokumentu, aš perskaitysiu dar kartą. Kiekvieną dokumentą, kurį aš pasirašau, aš skaitau, aš perskaitysiu ir šitą dokumentą. Bet dabar aš jūsų prašau išjungti kamerą, jeigu jūs norite tęsti pokalbį. Todėl, kad aš traktuoju jūsų elgesį kaip tam tikrą spaudimo formą. Ir kitaip galimybių nėra. Savų laikų tada 10 metais tos pabaigos tokios nedeklaravot. Tarpo nebuvo, ta prasme, kad nevykdėt veiklos. Pagal registro duomenys, mokesčių mokėtojų registrą. Tai tada tie duomenys taip ir bus. Ir Gerai. mes iš mokesčių Dabar, inspekcijos kitų duomenų negausim. Aš dar patikslinsiu. Jūs norite pasakyti, kad, tarkim, išrašas iš banko, tai yra dokumentas. Yra ir sąskaitos taip, oficialios. Dokumentas patvirtintas, kad nevykdėt veiklos. Taip. Kad negavote Pajamų. Visi klausykite. Tačiau mes vadovaujamės ne tais dokumentais, mes vadovaujamės
mokesčių inspekcijos teikiamais dokumentais. Nu, bet ar jūs sutinkat, kad čia yra spraga? Ta prasme, tai mums reikia mokesčius eiti dabar tvarkyti, ar... Aš noriu pasakyti tokį dalyką. Mes kaip institucija neįgalioti aiškinti įstatymą ir komentuoti. O jūsų pareigybėse nėra numatyta, kad... Nėra numatyta, kad mes komentuojame įstatymus taip toliau. Įstatymus gali komentuoti jums Seimo nariai. Tai jeigu, dabar vienas momentas, čia tiesiog pilietinis toks, jeigu yra spraga, tarkim, ir piliečiai, bet mes šiuo metu matom spragą, nežinau, ar jūs matote, ar jūs čia išvelgėt, nežinau, bet kaip tą problemą mums reikia išnešti, kad tas spragas, nu, kažkas taip pat Aš patvarkytų. suprantu, ką jūs noriu pasakyti. Mes ir šiaip per metus, aš nežinau, kiek mes teikiam siūlymų dėl įvairiausių procedūrų ir netgi teisės aktų pakeitimų. Mes visada, kada susidurėm, mes tokį dalyką išnagrinėjame. Ir jeigu yra, sakykime, matom, kad iš tikrųjų tai yra tam tikra spraga, mes paprastai visada kreipiamės į fondo valdybą. Bet šiuo atveju fondo valdybą... Siūlom savo aukštesnę institucijai, reiškia, atkreipiam dėmesį į tam tikrą spragą. O tokių spragų yra daug. Kas sudaro fondo valdybą, kokie žmonės, nes įstatymus priima Seimas, aš kiek žinau. Čia Fondo valdyba vykdo. jūs apie valdybą kalbat. Jūsų pačių paties deklaruota tokia suma. Čia yra susijęs su pajamų deklaravimu valstybiniai mokesčių inspekcijai. Pagal tuos duomenis, ką jūs deklaravot, kas yra gauta iš mokesčių inspekcijos, paskaičiuota viskas yra teisingai. Dirba darbe ir dirba individualia veikla. Už darbą išėjo tėvystės atostogų, o čia ta atskirai nebevykdė veiklos. Čia sudaro 1500 pajamos nuo tos veiklos, Bet o jūs nuo... deklaravote taip. Tai jūsų, kaip sakyt, jums čia klausimas yra, kad jūs negalite deklaruoti 10 metais pasirinkdamas laikotarpius. Kad tą laikotarpį uždirbote, ten gavot pajamų 30 000, kitą laikotarpį nieko, kai buvote tėvystės atostogose. Taip. Bet esmė tokia, kad čia jeigu išdalinti per metus 1500, o tenais 2500. Tai tada aš suprantu, jeigu šito neduotų, o tą tai palikite, tada bent jau tą palikite už atlyginimą, kur sumokėta yra. Nu tą jau tada jau taip, jeigu čia yra ta spraga, tiek to, bet už atlyginimą, kur žmogus yra susimokėjęs. Nu kodėl viską reikia atimti? Nu nesuprantam. Nesuprantam, kodėl viską reikia atimti. Skirtumą tada atimkite, skirtumą atimkite. Čia dabar eina kalba apie individualios veiklos, iš individualios veiklos gautas pajamas. Taip, čia gaunasi... Čia apie atlyginimą iš vis nėra. Nėra. Čia 18 000 padalino 1500. Taip. O gražinti 3,7 rašo. O į tą 3,7 įeina ir atlyginimas. Ir toj... Tai tuo laikotarpiu, kai jūs buvote, kaip sakyti, tėvystės atostogas turėjote, tai jūs, taip vadinamo darbo užmokesčio ir negavote. Tai būtent, kad negavo. Tai ir nėra jisai skaičiuotas. Ne. Žinot ką, aš siūlau dabar tokį dalyką padaryti. Paprastai. Jūs galite paprašyti mūsų, parašyti prašymą ir prašot pakartotinai išnagrinėti, reiškia permokos susidarimą, ir iš tikrųjų susidarė tą permoką. Ir mes dar kartą išnagrinėsim visą šitą klausimą dar kartą, pakartotinai. Tas mums niekas nedraudžia šitą. Taip, tai labai šaunu būtų, nes... Tai jūs mums taip ir parašykite, tada mes dar kartą peržiūrėsim, nes sukontaktuosim. Galim čia vietoj surašyti? Galit vietoj surašyti, gausite popierius. Nes vietoj surašyti laigų... Vietoj surašykit, paprašykit, pakartotinai šitą klausimą išnagrinėti. Tai yra pavyzdys paleita laigų išnagrinėje, iš tikrųjų, nes tau atėmė abudu atlyginimus. Parašykit. Ne, tai atlyginimą jums moka darbdavys. Laisva forma, surašykit. Ne sodra atima. Ne, bet kai šitos išėjau, man sodras sumokėjo. Nu tai tėvystės prašom. Užrašykit. Su atlyginimą man sumokėjo ir turim. Mes dabar tikrai visko neišnagrinėsim. Rašykit Klaipėdos Iškenako. Nesurašys. Tai per vidurį nuo ko savo vardas pavardė? Pavyzdys. Klaipėdos skyriaus. Per savo duomenis. Asmens kodą, adresą. Va šitos.
skaičių, tiek ir aš tekstu. Čia dabar kam? Valstybės Sąjungos draudimo fondo valdybai. Ne, Sodros Klaipėdos skyriaus direktoriui. Sodros skyrių. Sodros Klaipėdos. Kaip Sodra. Sodros didžiosios raidės. Klaipėdos skyriaus. Klaipėdos skyriaus direktorius. Pakartotinai prašymas. Prašymas per vidurį. Pakartotinai. Datą reikia. Šis pasakymas. Pakartotinai. Prašau. Išnagrinėti mano tėvystės. Pašalpos permokos. Tėvystės pašalpos permokos susidarimo aplinkybės. Susidarimo aplinkybės. Susidarimo Pašalpos permokos dar. Pradėkit kažkur tėvystės. Pašalpos. Na, jo. permokos aplinkybės. Nesvarbu suprasti. Mes pasikelsim visus pirminius dokumentus ir tą kartą kruopščiai Ir peržiūrėsim dabar visas labai atkreipkit dėmesį, kad atlyginimas. Ir Data, ir data ir dar tada galit pridėti, jeigu papildomai kokius tai turi dokumentus, galit pridėti. Čia yra kopijos iš karto darytos, kad čia Tai tada rašot, pridedat papildomus dokumentus, tokius, kad dvi kopijos prie pareiškimų. 126. 25. 25. O tai kaip tuos dokumentus man vardu dabar pildo? Kas čia tokie yra, taip ir čia yra su Išrašas, o čionais yra mano sąskaitos ABC banke išrašas vienas lapas. Tai apie gautas parašykit, pajamas. O čia yra mano, kada sąskaitos buvo išrašinėtos. Čia iš jūsų veiklos jau. Jo, čia iš mano veiklos ir sąskaitos, kada buvo tais metais išrašinėtos. Nu, čia pagrindai aš norėjau kreipti, kad aš va tą mėnesį. Tai neturėjau čia jums pajamų. šitas, kaip sakysime, jo, čia jisai šitą, tai pridėkit šitą. Banko, Ir banko. ABSEP, banko sąskaitą. Išrašą. Išrašas. Ir pasirašykit ant to šito čia kur nors. Ką aš galiu jums pažadėti? Žadėt gal nieko? Pažadėti aš galiu vieną dalyką. Kad be jokių, sakykime, išankstinių nuostatų. Mhm. Kruopščiai išnagrinėsim visą situaciją ir kaip giliau pabandysim. Sukontaktuosim ir su mokesčių inspekcija, sukontaktuosim, pasiaiškinsim. Ir Tai jie kitaip skaičiuoja ten tas mokesčių. Jūs tą įvertinę esat Minus viską. 30 tūkstančių. Viską esat įvertinę. Minus 30% skaičiuoja. viską išnagrinėsim ir operatyviai jums parengsim atsakymą, kontaktinį telefoną. Kontaktinį užsirašyk vidintinis. Nurodykit kontaktinį telefoną, mes jums paskambinsim. Tiesiai. O elektroniniu paštu, pavyzdžiui, siunčiate atsakymus? Siunčiam ir į paklausimus gauname elektroninių ir siunčiam Konkrečiai atsakymus. su duomenim permokom asmens duomenim nesunčiam elektroniniu. Jeigu tai liečia, kaip pasakyti, duomenų apsaugos įstatymą. Mhm, supratau. Gerai. Čia galima būtų siūsti, jeigu jūs kvalifikuotų parašą. Mhm. Bet mes jūs priimtume, tai tada. Supratau. Mobilų telefoną geriausia. Labai gerai.
Tai va, pabandysim greitai, operatyviai išnagrinėti jūsų prašymą. Todėl filmavimą dabar teisininkai išnagrinėjo, tai mes nesusidūrė esant tiesiog su to dalyku. Civilinis kodeksas numato tokį dalyką, tik tai esant sutikimui. Jeigu nėra sutikimas, filmuoti negalima. Kaip aš minėjau, tai jau teismo sprendimų dar kažko tai, bet šiaip tai to negalima daryti. Aš manau, tiesiog ir nėra reikalo, nes tas nieko nekeičia. Bet šiaip irgi jūs turėtumėt savo darbuotojus perspėti, kad žmonių nebaudinėtų. Kodėl? Neklaidintų. Neklaidintų, taip sakant, nes noriu būtent, kaip atėjau savo situaciją, čia yra absurdas didžiausias. Aš ateinu, su ją kalbuosiu su jūsų darbuotojų, dėl tėvystės parašiau tą prašymą viską. Matot, Jinai man nesako, jinai negali gaudama jūsų prašymą įvertinti visų deklaravimo aplinkybių. Kaip ten bus uždeklaruota mokesčių. Aš sakau, aš esu dirbantis asmuo, gerai parašiau, sakau, aš dabar sakau, turiu individualią veiklą, ką man daryti, kokį prašymą rašyti. Jos atsakė, jūs neturit gauti mėnesį pajamų. Tai negaliu sakyti, jūs negalite išeiti atostogų, todėl, kai jeigu jūs uždirbat per tos 5 mėnesius, jums padalins per metus viskas. Jūs negalite eiti atostogų. Atsakymas labai paprastas. Ir viskas, aš negaliu eiti atostogų. Aš moku mokesčius, negaliu eiti atostogų. Gerai, mes į tai atkreipsim dėmesį. O galim dar pas jumus juristė užsukti, aš noriu, kad patikslintų man, kuris čia, nes aš skaičiau tą civilinį kodeksą ir neradau aš tokių, kad negalima filmuoti būtų viešos įstaigos. Mes pridėsim prie atsakymą. Tikrai pridėsi. Jeigu aš pasakiau, aš pridėsiu. Nu gerai, nes aš pats varčiau tą civilinį kodeksą, aš toks kamerą šiaip nesinešu. Man skambino dabar iš fondo valdybos Meškauskas. Kad norėjot mūsų Komunikacijų. Kokios problemos? Ne, tiesiog kai yra kai kurios labiau iš pilietiškos pusės, yra spragų, nes, pavyzdžiui, tas pavyzdys su mamų išmokogi parodė, kad ne visi matė, visi naudojosi, matė tiek sodros įstaiga, tiek paprasti žmonės ir visi nieks nieko nedarė, kol pradėjo jau birėti. Nu, bet tai 3 metus... Aš prieš 3 metus, kai pradėjau dirbti, pirmam pasitarime prokuratūrai, aš pasakiau, kad čia yra didžiulė spraga ir mes įlipsim į duobę. Ir apie tai buvo kalbama, ir fondo valdyba kalbėjo. Kodėl neuždarė tos spragos? Kodėl neuždarė? Todėl, kad, čia klausimas politikams. Jau čia politik, supratau. Bet aš žinau, kad... Tie, kurie atsakingi už biudžeto vykdymą, visi sakė, kad čia lenda, sakė.